Vyrai irkluoja. Apšalę irklai. Dar šalna tokia va. Ant vieno irklo, va čia ant atsarginio. Yra truputį ledo. Žinoma, labai daug drėgmės, nes esam ant vandens. Tik nesakyk, kad reikės į vandenį lįsti. Įplaukiau į Žeimenos upę. Po truputį. Čia jau vėjo mažiau. Čia jau yra srovė. Čia dabar bus mums lengviau. Prasidėjo kruša, vyrai rengėsi. Ir kruša baigėsi. Bandom perplaukti Švenčionėlių pėsčiųjų tiltą. Aš čia gyvenu. Malonu. 70 metų. O, tai jūs tikriausiai dar sėlius matėt. Sėlius, ne tik sėlius. Su tokiu plausut, pro čia nepraplausut. Sakot? Neatsakau, bet šitą 100%. Nu, va, vis dėlto praplausut. Viršėt mano lūkesčius. Va, vos neapvirtom, plaukė mūsų vaistinėlė, plaukė mūsų daiktai. Pagaliau įplaukiam į Nerį. Neries geležinkelio tiltas, Santakos geležinkelio tiltas per Nerį. O va taip atrodo Santakos pėsčiųjų tiltas. Vėjas pakeliui, pastatėm būrę. Greitis iškart padidėjo kažkur tai 1,5–2 km per valandą. Dabar judam beveik 5 km per valandą greičiu. Geri akmenys, gražus. Kernavės stovyklavietėj, užsidegėm laužą, verda vanduo. Gerai. Gulbės skrenda. Kauno centras. Netoli nuo Neries ir Nemuno santakos. Sėdim ant seklumos. Gerai sėdim, ramiai. Jei yra norinčių padėti, prašom, mes laukiam. Va čia tai apsipazorinam. Nieko čia neapsipazorinam, čia net ne mes prašymės, mes patys galvojamės, kaip... Čia valtis. Mums padėjo ugniagesiai ir mūsų draugai ant visureigių. Prie Kaliningrado srities sienų su Lietuva gavome trikdžių GPS-ui. Matot mūsų aukštį, greitį, maksimalų greitį. Matote mūsų nuveiktą atstumą, koordinatis, kurias rodo. Nu, žodžiu, taip šokinėja greičiais ir viskas va. Los satelit, GPS negaudo. Kuršių mariose. Štai ir baigėsi mūsų kelionė. Ačiū visiems už palaikymą, visiems, kas mus stebėjo, palaikė, rašė gerus žodžius, padėjo mums kelionėje, ištraukė mūsų iš seklumos, priglaudė nakvyniai.
kitaip padėjo šioje kelionėje. Visiems linkime visko ko geriausio ir sudė.